Sveiki dar kartą, šiandieną kažkaip be video, bet bandysiu su audio. Šiandieną noriu Jums pristatyti vieną mažą tokį video, tai yra Vilkų tarybos pusryčiai. Ir pasižiūrėkite, kokie tenais veidai ir ką ten kalba, niekada mes nesužinosime. Bet verta žinoti, Vilkų tarybos tai yra tie, kurie apgaudinėja žmonės visi kartu, susėdę, kalbasi. Taigi pasižiūrėkime, kas jie tokie. Pirmas pilietis, bet dėja aš jo nebežinau, kas jis toks, tai patylėsiu apie tai. Ivanas Škulis, kurio aš tikrai asmeniškai nepažįstu, bet žinau, kad yra įsteigęs tokią mokyklą labai įdomią, tai yra institutą ten kažkokį krikščionišką ir yra labai daug erezijų prikalbėjęs ir taip toliau. Bet daugiau tai nieko nepasakysiu. Taipogi nežinau, kas čia tokie per piliečiai, galbūt kas žino, prašom pasakykit, kas jie tokie, daugiau pakomentuokit apie juos. Čionais yra Abelis Popovas, tai yra Gyvų akmenų pastorius, kuris jau neseniai pradės pastoriauti, bet jau daug yra pasižymėjęs. Tai yra jau tokios frazės kaip išgėrus iš buteliuko vandens ir pasikeičia DNR dabar, tai čia yra turbūt jau auksinės ir daug yra labai pamokslaujama apie pinigus, tai kad pinigų surinkimas jam yra labai svarbus, tai kad tokie pastoriai. Taipogi nežinau, kas šita moteris, jeigu kas žinot, prašom komentaruose, praneškit, kas jį tokia, bet jeigu jį yra Vilkų tarybai, reiškia, yra tarp jų. Širvys tikėjimo žodis anksčiau buvo, dabar kaip jie ten vadinasi kažkaip truputį kitaip, būtent tos bendruomenės pastorius. Vaidas Vyšniauskas, naujosios kartos arba kitaip Ledejevo bažnyčios atstovas Lietuvoje. Senas vilkas jau, tai kad su patirtim, ką gali pasakyti apie jį. Mažai kur pasirodo, sakysim, bet pusryčių taryboje, kaip matome, pasirodė. Marius Balčiūnas, dar vienas naujosios kartos Ledejevo atstovas Lietuvoje, kurie buvo susipykę su Vaidu Vyšniausku, nepasidalino valdžios, bet dabar jau kaip ir viskas yra tvarkoj, jie kartu, kaip matome, ir pasidalino tą valdžią ir žmonėmis, ir pinigėliais, tai kad viskas tvarkoj, kaip ir žinomas buvo narkomanų gelbėtojas, bet dabar, kaip matome, Vilkų taryboje sėdi kuo puikiausiai. Čia ypatingas svečias, tai yra Remigijus Jusevičius, XFM radio būtent vadovas, tai ekumeninio radio atstovas, kuris labai gerai sutarė su katalikais, juos vadina broliais kunigus, bendrauja su Saulium Karosum, kuris labai gyrė popiežių Pranciškų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra vienas iš senesnių tokių vilkų Lietuvoje, kuriam pinigėliai ir šlovė ir garbė yra labai svarbus ir jisai už tai parduos, kaip sakė vienas pilietis, net ir motiną. Matome, kaip linksma vilkų pusryčiuose vilkai irgi kartais juokiasi, kai kam net gėda, kaip matome. Šitas jaunuolis kažkur yra matytas, tik aš nežinau, kur jis yra matytas ir kas jis toks, kas žinot, pakomentuokit, kas tai per jaunuolis ir koks tai vilkas naujas šitoj bandoj. O čia mes matome vieną iš rūsčiausių vilkų, tai yra Tauras Jenutėnas, bažnyčios, tai yra organizacijos Prabudimas atstovas, niekaip neprabunda kažkodėl, tai ta organizacija vis bunda ir niekaip neprabunda, bet Vilkų tarybai pasirodo. Tai
Na, o čia labai įdomus personažas, turbūt naujas veidas, kaip ir krikščioniškam pasaulyje, ne, bet Vilkų taryboje naujas veidas tai yra Jonas Sipavičius, tik tai jo pavardė. Jeigu aš neklystu, net neįsivaizduoju, kokia iš čia bažnyčia atstovauja, bet jeigu ką žinot, praneškit, įdomu sužinoti, kas čia, kaip šitam Vilkų taryboje dedasi, kas čia per nauji veidai ir pastarėjus jau tapo, jau prisitrynė, taip sakant. Na ir aišku, Kastytis Matulionis, eklesija.lt, pilietis, kuris mane pavadino priešu numeris 1. Ką apie jį gero galima pasakyti? Nieko gero. Pinigai, pinigai ir dar kartą pinigai. Tai yra, kaip ten jo mašinos pavadinimas yra graikiškai uždėtas. Vienu žodžiu, kas matėt. Tai vat, susirinko tokia taryba, kuri susirinko išsiaiškinti, kaip toliau jūs apgaudinėti. Jiems šventosios dvasios nereikia. Jie susirenka ir nutarė, kaip jūs toliau plėšti su pinigėliais, kaip toliau apgaudinėti ir vesti realiai į pragarą. Taigi žmonės tie, kurie dar turite nors kažkiek tai noro pažinti Kristų, bėkit nuo šitų vilkų kuo toliau. Nes jie pas Dievą nenuves. Jūs turite vesti pas Dievą Jėzaus Kristaus tiesos dvasia. Jeigu per juos jūs nepažinsite tiesos, nes daug jau video yra padaryta, kiek melo jie nunešė jums, tai kad susimastykit, kol dar nevėlu. O toliau komentuokit, kas kaip norite, parodykite kokie, kas žinote daugiau apie tuos, kuriuos nieko nepakomentavau, parašykite. Ir kad žmonės žinotų juos, šituos kabutėse didvyrius ir kad bėgtų nuo jų kuo toliau. Ir eikite pas Jėzų Kristų ir jo šventąją dvasią. Su Dievu.